Sveiki, mėly draugai, bendrakeleiviai, bendraminčiai. Esu Vilma Urbanavičienė, leidyklos Mialba steigėja ir vadovė ir noriu perteikti trumpą žinutę. Paskutiniu metu jaučiu tokias naujas energijas, kad norisi naujai dirbti. Nesinori eiti senomis energijomis, senais keliais ir sukūrėme sistemą, kur galime visi bendraminčiai, bendrakeleiviai, kurie panašiai mąstome, einame sąmoningumo keliu, susijungti į vieną tinklą, į vieną bendruomenę ir vieni kitiems padėti. Ir knygos puikus tam įrankis, nes knygos turi savo magiją. Senovėje išminčiai knygas perrašinėdavo ranka. Vieną knygą perrašinėdavo daugybę laiko. Ir jį tekdavo keliems žmonėms paskaityti, tik pašvestiesiems mokiniams. Dabar yra tas laikas, kada tą informaciją mes galime paskleisti labai greitai. Tūkstančiai knygų. Ir mūsų knygos yra ne prekė. Jos yra žinia, jos yra patirtis, jos yra išmintis ir jos niekada nepasensta, jau nepraeina galiojimo laikas. Ir mes ieškome bendraminčių, bendrakeleivių, kurie nori kartu tą magiją skleisti aplink save. Yra daugybė žmonių, kurie ir taip pasakoja apie knygas, dalyjasi. Todėl mes sugalvojom sistemą, kad būtų visiems naudinga, visapusiškai naudinga skleisti tą žinią. Tai yra, mes sukūrėme sistemą, didmenininkų, mažų didmenininkų sistemą savo tinklapyje, kur jūs užsiregistravę kaip vartotojas ir pranešę mums, kuriuo e-mailu jūs užsiregistravote, jūs galėsite užsisakinėti knygas su 22% nuolaida. Ir plus knygos jums bus pristatomos kurjeriu nemokamai. Jums tai reikia užsiregistruoti, atsiųsti mums savo elektroninį adresą. Ir plus, kas visų svarbiausia šioje veikloje yra tai, kad mes visus savo knygnešius, kad ir vienos knygos ambasadorius skelbsime pas mus medijoje, savo tinklapyje, savo Facebook'e ir atsiųsdami savo e-mailą, kuriuo jūs užsiregistravote kaip sąmoningos literatūros skleidėjas ir nešėjas, mes taip pat apie jūs skleisime žinią. Ir lauksime su jūsų elektroniniu adresu, taip pat jūsų aprašymu, jūsų veiklos, jūsų kontaktų, ką jūs veikiate. Ir mes paskleisime žmonėms, kur jie gali rasti mūsų knygų. Tokiu būdu mes palaikysime vieni kitus, nes didžiuosiuose knygynuose žmogus atėjęs pasimeta nuo tos gausos knygų ir reikia labai daug laiko tą visą informaciją prarūšiuoti, kad rasti savo tinkamą knygą. O čia pas mielus, mylimus, sąmoningus, šviesos nešėjus jūs galėsite rasti knygą, kokia jums patinka. Jūs galite apsiimti, skleisti žinią apie vieną knygą ar apie vieną autorių, o gal visas, o gal kažkiek tai mylimiausių. Nėra jokių apribojimų. Ir jeigu jūs neturite jokios vietelės, kur pas jūs gali ateiti žmogus rasti knygą, jūs galite tai daryti online. Jeigu jūs turite savo veiklą online, o gal jūs neturite jokios veiklos, o norite pradėti, skleisti knygas ir iš to dar gauti savo finansinės naudos, tai parašykite mums, susisiekite su mūsų leidyklos atstovais, su manim, parašydami e-mailu info@mialba.com ir mes jums suteiksime visą informaciją apie tai, kaip veikia online skleidėjai knygnešiai. O jeigu jūs turite vietelę, galite užsisakyti knygas iš karto iš mūsų tinklapio, bet prieš tai jūs duosite mums savo e-mailą, kurį mes įdėsime į nuolaidų sistemos grupę, kad jums galiotų ta nuolaida automatiškai. Tai reiškia, automatiškai jūs gaunate sąskaitą faktūrą, automatiškai yra atsiskaitimas, automatiškai ateina knygų. Knygos jums užsakytos kurjeriu arba į paštomatą, taip kaip jūs nurodote. Nereikia sekti, nereikia daug dirbti visiems, išsirenkate, ką norite ir
dar gera žinia tai, kad mes visi kartu bendrausime. Mes darysime paskaitas, darysime suvažiavimus, sąskrydžius, jūsų veiklos su knygom ir visi kartu dabar su nauja energija padėsime vieni kitiems eiti šiuo keliu. Ir sukursime dar daugiau nuostabių planų, idėjų ir projektų, visi kartu sujungę savo išmintį į vieną vietą. Taip pat padėsime jums teisiškai, kaip užsiregistruoti savo veiklą, jeigu jūs dar jos neturite, bet norite pradėti, mes irgi mielai tai jums padėsime. Taigi laukiame jūsų tapti mūsų knygnešiais. Tai yra ne mūsų, bet tai yra šviesos, meilės ir išminties nešėjais. Tos išminties ir meilės, kuri eina per knygas. Taigi laukiame jūsų prisijungiant. Iki malonaus.